Labas vakaras visiems. Vakaras pavadinimu Gėlė ir vėjas jau gražia tradicija tapo prieš miestelio šventę, tiksliau miestelio šventės išvakarėse, bent trumpam kviečiantis pasinerti į poezijos ir muzikos skambesį. Kaskart vykstantis vis kitoje vietoje, šiemet vakaras atkeliavo į nepaprastą vietą, į Vilkėno dvarą. Čia stovėdama turiu mintį, kad šitas vakaras pirmasis čia, bet tikriausiai tikrai ne paskutinis. O šį vakarą su mumis savo kūrybą dalinsis 3 atlikėjai. Violeta Strauskienė. Trumpai pristatyti Violetą tikrai nėra paprasta, nes Violeta yra nenuilstanti visuomenininkė, tautodailininkė, gimtojo Švėkšnos miestelio metraštininkė, Šilutės naujienų korespondentė, draugijos Tėviškė pirmininkė, renginių susitikimų organizatorė ir vedėja, poetinių skaitymų dalyvė, fotografė, angelų ir paukščių lipdytoja, tapytoja, grafikė, knygrišė, prozos kūrėja ir knygų autorė. Gabrielė Jauniūtė. Merginos vėliau palips į viršų, galėsite geriau su jomis susipažinti. Gabrielė kuria eiles, veda autentiško ryšio renginius bei stovyklas moteriams. Paskutinius kelius metus gyvena tarp Indijos ir Balio. Na ir Jonas Baltokas ir Turavonės. Jonas klaipėdietis aktorius, skaitovas, dainų autorius ir atlikėjas. Atlieka dainas pagal Donaldo Kajoko, Stasio Jonausko, Liutauro Degėsio ir kitų poetų tekstus. Išleido 1 kompaktinį diską suaugusiems spalvos ir 2 kompaktinius diskus vaikams. Labas vakaras. Malonu matyti šiame dvare tokią gausią auditoriją. Ačiū, kad būsite kartu. O džiaugiuosi, kad Agnė pasiūlė pasidalinti savo kūrybą. Tai noriu pasidžiaugti kartu su jumis, kad šiais metais dienos šviesą išvydo 2 mano knygos poezijos. Pirmoji tai yra Dėlionės be atsakymų, dedikuota mano giminės moterims. Tai mano promočiutei, mano močiutei, mano mamai ir mano anūkiai, kadangi aš dukrų neturiu. O antroji knyga yra trumpa kūryba, gal pačių pirmųjų, anksčiausių mano metų. Tai nuo jos ir noriu pradėti. Pradėsiu skaitymą nuo eilėraščių ciklo, kuris vadinasi Kasdien. Tai yra 5 eilėraščiai ir pabaiga. Kasdien keliuosi, atlieku tą patį rytmetinį ritualą, geriu arbatą ir išeinu pro namų duris. Kasdien iš minčių statau sudėtingiausių konstrukcijų bokštus. Klaidžioju po neatrastų svajonių salas ir žemynus. Kasdien mintimis aplankau tave. Kasdien imu baltą gyvenimo popieriaus lapą. Iš spalvų, simbolių ir ženklų kasdien kuriu gyvenimo vitražą. Neįrodinėkite mano gyvenimo baltumo. Kasdien vakarop pavargusi sugrįžtu įeidama pro namų duris. Skruostų nusiritusi ant dienos piešinio nukrenta ašara. Ašara turi spalvą. Nėra bespalvių dienų, nėra bespalvių ašarų. Viskas trapu, viskas trumpa akimirka, viskas laikina, supantis lopšyje tarp 2 tamsų. Tyliai, murkiant katinui, namuose kasdien kantriai
ant gyvenimo smilgos veriu savo dienų žemuoges. Kuomet dienų vitražas susilies į pragyventų metų mozaiką, tą vienintelį kartą nebeišeisiu pro namų duris. Laike liks mano minčių bokštai, svajonių salos ir neaplankyti jausmų žemynai. Tu be manęs kasdien kelsies, atliksi tą patį rytmetinį ritualą ir išeisi pro namų duris. Esu laiminga, tavęs nepraradusi, save iš naujo atradusi. Pas tėvą. Girdžiu, kaip tylos tiltais ateina mirtis išsivest namo. Pas tėvą į šviesos miestą. Paslaptis. Tylumos ir tamsos karalienė apglėbė žemę. Ateinu iš ten, iš tamsos, iš didelės paslapties, kad išnirčiau mažutėlę paslaptimi mamai. Prašymas. Prašau, nusišypsok akimis, kad tamsa ir tyla tarp mūsų trumpam ištirptų. Leisk man suvalgyti nuo tavo, mano kūrėjau, pažinimo medžio obuolį, suprasti kūrybos džiaugsmą ir atrasti jos prasmę. Skonis. Angele, laikyk manyje lyg obuolio aromatą, pažinimo ir gyvybės skonį. Ačiū poetei. Labai įdomus jausmas stebėti tuos rūmus, tuos didelius langus ir bandyti įsivaizduoti, kaip kas vykdavo, kas norėjo padaryti įspūdį ir kam norėjo padaryti įspūdį, kas sumūrijo šitą, žinoma, davė įsakymą, sakykime, sumūryti šitą puikų balkonėlį mažą, kuriame jauna bajoraitė vos kūną dengiančių chalatuku išeidavo rytais gerti arbatos, kokios nors mėtų ar kokios nors liepų. Kiekvienas langas, kiekvienas kampas čia neabejotinai turi savo istoriją ir aš kažkodėl netgi pagalvojau, gal čia netgi vaidenasi, kaip būtų įdomu. Moterys, kurių aš neturiu, Kęstutis Navakas. Į naivę upę krinta miesto ugnys, gelsvi langų kvadratai, tarp kurių, kaip laikraščiai tarp rankų čeža suknios. Tų moterų, kurių aš neturiu, ir velka paskutinis troleibusas. Dangum lazdas ir kaukšė elektra, melsva telė šviesa užplūsta būstus. Tų moterų, kurioms manęs nėra, kurioms tai yra plakimas kalendorių. Kaip pulsas varinėjantis dienas glebios bendrabučiuos prieš apsvaigimą tolių, kur plazda saulės diskas išeinas. Visas gatves nudilgina jos spalvos, asfaltas man po kojų greit atvės, o iš balkonų tebesklinda kalbos. Tų moterų, kurios ilgai stovės ir versiais durys, priešteldamos vingį, prie iškvėpuotų veidrodžių vėlai spindės nusiimti nereikalingi. Nuo prakaito juodi papuošalai į naivę upę sumerktais balkonais. Plaukys kreivi merginų atspindžiai, pakol sunkiom blakstienom jos miegoti eis. Ir į duris pabels girti svečiai.
ir aušra, ir neskubės nušvisti, ir stiks miglų, o kas be jų užklos šaižaus mėnulio iškvėpuotą vyzdį. Ir liesaus jis natyla po tylos tų moterų, kurios kas naktį išplaukia be inkarų į savo keliones. Yra salų tenai, kurios joms jaukios, tačiau šalia laužų nėra manęs. Stebėsiu jos taus mažom gondolom, salsvam savų bendrabučių sapne, tos moterys, kurios tik tai iš tolo mažom ugnelėm degina mane. Tos moterys, kurios tik tai iš tolo, tos moterys, kurios tik tai iš tolo, tos moterys mažom ugnelėm degina mane. Visi mes esame vienas kito atspindžiai. Nesistebėkit, jeigu su jumis kažkas keistai šiandieną bendrauja. Tai galbūt jūs keistai bendraujate. Kažkada girdėjau tokie, čia visais tais covidais, visokių šitų nesąmonių laikotarpyje, žinot, kaip ten būna, perskaitai, kraujas užverda, dar kažkas tai. Ir išgirdau tokią auksinę frazę ir man staiga kažkas smegenyse trakštelio, sako, jeigu tu ginčijiesi su kvailiu, greičiausiai jis daro tą patį. Bet daina yra apie tai, kad mes esam vienas kito atspindys. Kas gieda skurdų vakarą, kurio išdžiūvę kriauklės rieda palei krantą. Ant jų, ant jų, ant jų, ant jų taip dailiai melsvos šviesos krenta ir kalba vėjas. Kiautuose suriuos. Žuvėdra tartų mylinčių naktis, praskries virš jūros, lyg virš to, kuris gieda. Liks ir liks, ir liks, ir liks, dugne žuvėdros atspindys. Galvojau, kad kai buvau maža, pati savo galvojau, kad nieko nebijau. Ir tada geriau pagalvojus, supratau, kad bijau nustoti augti. Ir dabar jaučiu, kad bijau ir jaučiu, kad augu. Ir kai bijau ir kai augu, tuo pačiu metu jaučiuosi labai gyva. Tai noriu padėkoti Jums už šitą saugę erdvę augti. Nežinau, ar daug kalbėsiu į tarpus tarp eilių, dėl to nes taip susidėliojau eilės, kad tikiuosi, jos kalbės už mane ir man nebereikės daug ko pridurti. Tai tikiuosi, kad pakeliausit kartu su manim. Dar pagalvojau, kad labai iš tikrųjų nuoga yra atsistoti prieš žmonės ir dalintis savim. Tai ačiū. Jei visas gyvenimas būtų viena diena, o ta diena būtų ši. Šitas gyvenimas būtų visai neblogas gyvenimas. Paprastas ir ramus, pilnas tylaus, niekuo neišsiskiriančio džiaugsmo, laiko, kuris susiliejas, susitraukęs, ne taip ir daug sutalpinantis. Tik dabartį, tik šią vieną akimirką. O sekantį eilėraštį sėdėjau tam, kad pačiai būtų ramiau. Vertintojau,
gerbiamas, bet labai tikiuosi, kad mielas. Kaip turėčiau rašyti, jog tau patikčiau, įtikčiau, įspūdį gerą palikčiau. Ar taip pat kaip ir tu, tik vos kitokiu kampu, ar tau aktualiom temom, su humoru, pesimizmu, vertintojau. Ar tau nebaisu šitą svorį nešti ant savo pečių, vertinti šaltų žvilgsnių, kurioms eilėms duoti leidimą kvėpuoti, kurias vienas palikti, nuburbuliuoti. Sekantis eilėraštis, man atrodo, kad kalbu vaizdais jame, galbūt net labiau negu žodžiais. Tai jeigu pajausit, galite užmerkti akis ir pakeliauti vaizdais ir jausmais. Gyvenimas prabėga pirštų galais, prabėga šešėliais ir atspindžiais, švelniais, tyliais poskoniais, vos apčiuopiamais garsais ir apkabinimais, susigeriančiais į sapną. Gyvenimas įsigeria per žemėn krentančius obuolius, per lupamo apelsino sultimis nudažytus pirštus, per juoką, rūku pakibusi viršų mūsų, per istorijas, kuriomis tapome patys, per ašaras, kuriuose liko užrakintas ir amžiams išsaugotas jausmas, kuris buvo toks gyvas vakar. Gyvenimas per mus, į mus ir iš mūsų. Gyvenimas akimirkomis, dienomis, amžinybėmis, o mes jausmais, susivokimais, įvairiapusiais buvimais. Mes paskui gyvenimą. Mes per gyvenimą. Mes kiaurai gyvenimą, kol gyvenimas kiaurai mus. Parašyk man laišką iš juodkrantės, paskui gal jau bus per vėlu. Tiek dienų negirdėjau juokiantis, o čia tuščia kaip jūroj gilu. Tiek dienų negirdėjau juokiantis, o čia tuščia kaip jūroj gilu. Kartais ryžčiausi meilę suplėšyt, urna pelenus voką sudėt. Sunkus metai kaip nykus eilėčiai, pasimatymai, labas sudie. Sunkus metai kaip nykus eilėraščiai, pasimatymai, labas sudie. O jūs plokit. Viskas, jau dabar jau laisvi, ačiū labai. Mindaugas, prašom, Mindaugui prašom. Labas vakaras, labai malonu, kai
kultūra ir švietimas kartu, tai nuostabi simbiozė dera puikiai. O aš noriu tiesiog trumpai, mano rankose yra laiškas ir nuotrauka rašyta prieš 109 metus iš Vilkėnų dvaro. Kaip kalbėjo maestro apie langus pradžioje, ar ne? Tai aš irgi norėsiu padaryti vieną langą. Gaila, kad ši nuotrauka daryta ne iš, kaip Gabrielė sakė, ne iš reprezentacinės pusės, iš anos pusės. Galite matyti, koks tai tas ąžuoliukas dar menkas, o koks tai dabar didis medis yra. Taigi, laiškas rašytas vokiečių kareivių, kadangi čia 1915 metais gyveno, buvo apsistoję vokiečių kareiviai. Tai turbūt irgi ne savo noro, ar ne? Tai turbūt irgi svajojo apie kažką, tai galvojo, rašė laiškus į gimtinę. Rašė iš kaimo Vilkenai, tai vokiškai Vilkenai, Vilkenai, Rusland. Ir ties to langu kryžiukas yra. Ir rašo, kryželiu pažymėjau langą, kuriame aš gyvenu. Tai Aidai ir Olga, nuo mūsų kaimynų, nuo Diemedžio ugdymo centro bendruomenės, jums puoselėtiems, prikeliantiems šitą dvarą, pritaikant kultūrinę erdvę, noriu teikti šitą nuotrauką ir šitą laišką. Ačiū Jums. Ačiū visiems, padeda mums išlaikyti šio dvaro istoriją ir taip pat visą tai, ką gaunam dovanų iš jūsų su nuotraukom, atsiminimus senuosius. Tai yra labai didžiulis džiaugsmas mums ir didžiulė garbė laikyti ir surinkti tą visą informaciją, kuri bus kažkada tai gal šitam dvare, o gal mūsų kitose patalpose, kur surinktas bus muziejus, surinktais šitais visais daiktais. Ačiū labai jums visiems.